Sveiki, ačiū, kad susirinkot. Pasižiūrėjau, ką aš kalbėjau jums prieš metus lygiai šitame renginyje. Atrodo, kad prieš metus kalbėjau atsargiai teigiamai, bet tai, ką turim šiai dienai, yra daug geriau, negu kalbėjau prieš metus. Tai va, tuo labai norisi pasidžiaugti, kad tie metai buvo geresni, negu tikėtasi, nes ir mūsų ekonomika augo ir auga sparčiau, negu tikėjomės, atlyginimo augimas spartesnis, infliacija mažesnė, palūkanų sumažėjimas irgi yra per metus stipresnis, negu laukime. Bet aišku, tai yra praeitis ir šiandien daugiausia kalbėsiu apie kitus metus, kokios yra mūsų, mano ir mano kolegų prielaidos dėl kitų metų. Kaip visuomet sakau, tai yra mūsų nuomonė, jūs turit savo nuomonę, bet gal kai išgirstat kitą nuomonę, kažkiek padėsiu jums priimti sprendimus lengviau, ką biudžetuoti, kaip elgtis kitais metais. Pradėkime. Vienas iš tų energijos šaltinių, kuris, manom, turėtų daryti teigiamą įtaką ekonomikai kitais metais, yra palūkanų normos. Ir būtent ta dinamika, kurią mes matom dabar, kad palūkanų normos jau yra pakankamai nemažai sumažėjusios nuo prieš lygiai metus buvusio piko. Nes 6 mėnesių Euriboras prieš metus buvo dar maždaug 4%, dabar turim jau žemiau 2,8%. 3 mėnesių Euriboras 3% lygiai. Ne? Tai vėlgi, tai tam tikras lagas yra, kai persiskaičiuoja palūkanos, bet vėlgi papildomas euras ar gyventojams ar verslui, jisai persivers arba į didesnį vartojimą, arba į didesnį taupimą. Bet vėlgi, tai yra teigiama įtaka ekonomikai. Nes palūkanos yra pinigų kaina, taip, ir ką irgi galima justi, kad mažėjant palūkanų normoms, paklausa pinigams pradeda augti. Pasižiūrėkime į Europos eurozoną ar į kitas valstybės, kreditavimo kreivės irgi pradeda augti viršų. Na, tai yra teigiamas įtaka ekonomikai. Dabar, ko tikėtis kitais metais, turim tokią centrinių bankų palūkanų normų projekciją. Aišku, mums aktualiausias yra Europos centrinis bankas. Kitas susitikimas vyks gruodžio 12 dieną. Tai kaip ir abejonių nėra, kad palūkanas centrinis bankas mažins nuo dabartinių 3,25 iki 3%. Dar anksčiau buvo lūkesčiai, kad gal bus ir didesnis mažinimas, bet vėlgi manom, kad to neatsitiks. Dar yra tų rodiklių, kurie bus paskelbiami artimiausiom dienom. Tai pažiūrėsim, kiek nustebins, kiek nenustebins. Bet manom, kad 3% šiuos metus ir tiek baigsim su bazinė palūkanų norma. Dabar kiti metai, SEB banke, mano kolegos, yra tokie, paginkime, agresyvesni negu rinka. Ir manom, kad bazinė palūkanų norma kitąmet gali mažėti žemiau 2%. Taip, kuri taip dažniausiai laikoma kaip nei skatinanti, nei labai ribojanti ekonomiką. Tai mes esam šiek tiek agresyvesni negu rinka, nes rinkoje iš ateities sandorių šiai minutį taip galima išskaičiuoti turbūt 1,9–2% 3 mėnesių Euribor palūkanų normą kitų metų pabaigoje. Mes galvojam, kad skatinti ekonomiką turbūt reikės eurozonoje labiau. Tam priežasčių vėlgi turbūt yra ir iš geopolitinės erdvės. Apskritai, aš savo prezentacijai pasvėsiu turbūt geopolitinio lauko daug neliesiu, nes tai yra tas rizikos veiksnys, apie kurį galima daug kalbėti, bet tai yra toks sunkiai mūsų kontroliuojamas, taip, tai daugiau skirsiu dėmesį tai, ką mes aiškiau suprantam ir aiškiau žinom, nes su geopolitika gali per kelias minutės viskas pasikeisti. Taip, ir turbūt, jeigu sakat finansų rinkos, matot, kad vakar, užvakar vėlgi, ta baimė yra padidėjusi, rizikos vėl lygis yra išaugęs, Rusijos, Ukrainos kare vėl toks yra paaštrėjimas ir iš karto finansų rinkos reaguoja. Tai pažiūrėsim vėlgi, kaip virs kitais metais, bet tos dalies neliečiama, ne? Bet galvojam, kad palūkanų norma judės žemyn. Rizikų aišku yra. Rizikos yra ta pati energetikos kainos, kur gali būti, jeigu žiema bus šaltesnė, jeigu papildomi sutrikimai, gali būti. Bet bazinis scenarijus yra šitoks, ką matot prieš savo akis. Nafta, dujos, elektra.
tai yra mūsų švedų ir norvegų prognozė dėl kitų metų. Tai naftos kaina. Naftos kaina šiais metais taip vidurkis bus apie $80 už barelį. Dabar yra 73 šiai dienai. Tai galvojam, kitais metais vidurkis labai realu, kad gali būti mažesnis negu šiais metais. Ne? Tai daro, tai jeigu perkat degalus didmenį rinkoje, manau, kad yra logiška prielaida. Vėlgi turint omeny Trumpo politiką, tą visą drill baby drill, tai pasiūlai yra iš kur augti. Daugiau rizikos yra su gamtiniam dujom, taip? Aišku, pastarosiam dienom gamtinių dujų kaina yra padidėjusi, bet vėlgi, bet tai yra pakankamai sezoniškas dalykas, nes šiandien birža kainuoja apie 46 eurus už megavatvalandę, bet panašiai kainavo ir prieš metus. Šiaip šių metų vidurkis turbūt baigsim taip apie 33 eurus už megavatvalandę, kitiems metams galvojam bus šiek tiek daugiau. Ne? Tai va čia galbūt aktualiau per šilumos kainas gali būti, ta projekcija kitiems metams šiek tiek daugiau. Bet kas svarbiausia turbūt jums, kaip versliai, yra elektros kaina. Turim prielaidą taip maždaug 82-83 eurų už megavatvalandę Nord Poolo Lietuvos kainų biržos kainos prognozė kitąmet. Kodėl? Taip labai paprastai atsinaujinančios energetikos, ypač vėjo, kuris daro didžiausią įtaką elektros kainai, gamybos gale Lietuvoje, Baltijos šalyse, Šiaurės šalyse stipriai didėja ir vis tiek tai bus tas mušantis kaina veiksnys. Žinoma, tos kainos vis tiek jos yra santykinai aukštos, nes pamena dar iki 2019 metų biržai kaina būdavo 40-50 eurų už megavatvalandę. Tai turbūt vis tiek šiai minutiai, turim tai, ką turim. Taip tas aukštesnės negu prieš 5 metus elektros kainos ir turbūt energetikai irgi, jeigu jūs kiek kalbat su energetikais, vis tiek jie taip turbūt 10 metų į priekį kalba, kad ta kaina jinai mažės, bet mažės iki 60 eurų už megavatvalandę biržoje Lietuvos zonoje. Vis tiek mes iki tų 40 panašu labai ilgai ir negrįšim. Bet vis tiek žiūrint, tai ką matot, bent mūsų prielaida yra, kad tai neturėtų kelti didelių sunkumų jums. Kas sunkumų gali kelti išaugęs dyzelino akcizas, atsiradusi CO2 dedamoji, ūkininkams dar yra saugumo dedamoji, atsiranda 2,5 euro centų. Tai didins infliaciją, tai didins jūsų gamybos sąnaudas. Tai yra toks sprendimas. Taip, dyzelinas yra, kaip kuro šaka, jinai yra, pavadinkim, taršesnė, yra sprendimas didinti apmokestinimą. Ir aišku, čia kitų metų sausio pradžioje antraštės mirgės, spaudoje, kad kodėl tas dyzelinas pabrango 10% per dieną, bet turbūt ruoškimės dabar, kad taip atsitiks. Aišku, jūsų verslo aktualu irgi, nes akcizas ar CO2 dedamoji, jinai automatiškai padidins jūsų logistikos sąnaudas. Tarptautinė eksporto partnerių ekonomikos prognozės darom prielaidą, kad turėtų būti skaičiai didesni šiek tiek lyginant su šiais metais. Turbūt aktualiausia yra eurozona, Tas pas šoninis stulpelis, tai manom, kad augimas šiek tiek paspartės, jeigu šiais metais tai baigs apie 0,8%, kitais metais tikimės augimo iki 1,3%. Šiaip tai yra labiau stagnacija negu kažkoks augimas eurozonai, bet manom vis tiek, kad pajamų augimas lieka vakarų Europoje, nedarbas išlieka pakankamai žemas, infliacija panaši lieka, perkamoji galia vis tiek yra didėjanti vakarų Europoje ir tai turi verstis į tą didesnį vartojimą, plus mažėjančios palūkanų normos. Tai manom, kad yra erdvės padidėti vartojimui, kas beje ir iš mažmeninės rinkos duomenų Europos Sąjungoje, tas matosi jau yra 2-3 mėnesiai, kai ir Europos Sąjungoje agreguotai mažmeninė prekyba yra auganti. Tai tikėkime, kad tai persivers ir į kitus metus ir tie pagrindinių eksporto rinkų, Švedijoje taip gali būti klausimas, kodėl yra didžiausias augimas, tai švedams vėlgi šitie metai yra tokie turbūt dugno pasiekimo metai, ekonomika šiek tiek rodo tam tikrus stabilizavimosi ženklus ir galvojama, kadangi Švedijoje palūkanos yra sparčiau mažinamos negu eurozonoje, o ten didžioji dalis paskolų yra kintamomis palūkanų normomis, tai turėtų tas impulsas būti didžiausias. Plius vėlgi matom ir būsto statybų rinka irgi panašu, tuos dugnus yra pasiekusi, tai, manom, Švedijoje turėtų būti stipriau. Norvegijoje irgi matot šiek tiek yra didesnio
augimo prognozės. Lietuvoje tikimės truputį didesnio realaus augimo ekonomikos, bet šiaip eurais vertinant, šiais metais per 3 ketvirčius ekonomika yra paaugusi 2,3% atmetus infliaciją. Šiaip visa ekonomika yra padidėjusi eurais taip maždaug 5,3%. Tai irgi sakau, kad kaip atspirties taškas verslams, jeigu taip bukuoju principu, kiek gali augti pajamos, kiek kažkas gali augti, tai žiūrėti, kiek gali augti nominalus BVP. Tai ir kitais metais tikimės, kad tas BVP augimas eurais jisai bus 5-6%. Tai turbūt atskaitos taškas, tas ekonomikos spragas, kas yra algos, pelnai, mokesčiai. Panašu, taip 5-6% ir kitais metais turim prielaidų augti. Mūsų prognozė yra šiek tiek gal net konservatiškesnė negu Finansų ministerija, Lietuvos bankas. Tai pažiūrėsim. Prielaidos irgi, kurios kuo tai remiasi, eksporto rinkose truputėlį augama sparčiau, namų ūkių vartojimas auga. Turim išskirtinumą, kad ES lėšų kitais metais turim rekordinį dydį tiek iš RRF, tiek iš struktūrinių fondų. Ir turim biudžetą, taip, kur yra akivaizdi fiskalinė politika teigiama, biudžetas -3%, išlaidos auga 12%, ekonomika 6%, tai yra ekonomikos skatinimas. Dabar pereikim per tas prielaidas. Jeigu žiūrėsit į tą burbulą, labai aiškiai matosi, kam kitais metais valdžia skirs daugiau pinigų. Šiaip biudžetas didėja vien valstybės 3,2 milijardais eurų. Tai yra nemažas kiekis pinigų, skolintų pinigų iš esmės, kuris bus įliejamas į ekonomiką. Papildomai daugiausia socialiniai apsaugai, tai čia yra pensijos, išmokos, pensijos ir išmokos, taip grubiai galima sakyti, plus švietimo sektoriaus darbuotojų algos, plus sveikatos sektoriaus darbuotojų algos ir gynyba. Tai vėlgi, kas dirbat su vidaus vartojimu, sakyčiau, tas išsidėstymas yra pakankamai naudingas jums, nes vis tiek žmonės, ar tai pensininkai, ar švietimo sektoriaus darbuotojai, tos pinigus išleis, ar parduotuvėse, ar pirks paslaugas. Tai turbūt čia yra tokia kaip ir geroji, žinote, trumpuoju laikotarpiu. Dar kas yra aktualu - politika, nes turim sudarytą valdančią koaliciją, šiandien patvirtintas ministras pirmininkas, artimiausiu metu ir vyriausybė susiformuos ir iš esmės startuos naujoji valdžia pilnu tempu. Ką dabar žinom, iš kas gali ko laukti kitais metais? Taip, tai kol kas yra tik valdančiosios koalicijos sutartis, pakankamai tokia abstrakti, kur turbūt kas aktualu verslui, ten apart tų lozungų, kad gerinsim ekonominę padėtį, skatinsim investicijas, iš tokių konkretesnių yra gal tas noras didinti NPD ir artinti prie minimalios mėnesio algos, yra toks aiškesnis apibrėžimas. Kitas dalykas turbūt yra irgi aiškiau išreikštas, kad pensijų reforma, taip, kad leisti pinigus išsimti iš pensijų fondų. Vėlgi, kas dirbat, jeigu tai iš tikrųjų gautų kažkaip pavydalą, tai turbūt kažkas būtų panašaus, kaip Estijoje buvo su vartojimu. Bet kita vertus, irgi yra indikacija, kad reikia didinti biudžeto pajamas, lyginant su šalies ekonomika, nes vis tiek mes gyvenam labiau kaip pagal valstybės išlaidas, kaip Bulgarija, Rumunija, tai vis tiek kažkur gaunasi, kad kažkas nėra prafinansuojamas, ar tai pensininkai, ar tai tiltai, keliai ir panašiai. Tai socialdemokratai panašu, vis tiek jie iš jų programos yra, kad galima tikėtis sprendimų, sakyčiau, gal ir pakankamai greitų kitais metais, bet aišku, jie kalba labiausiai apie progresinį apmokestinimą, tai turbūt labiau tikėtis pokyčių daugiau uždirbantiems negu mažiau uždirbantiems, tikėtis pokyčių turintiems daugiau turto negu neturintiems turto, daug. Tai ta kryptis kaip ir yra aiški, o ar jinai virs faktiniais sprendimais, pamatysim, tai jau bus kitų metų ir jūs, ir mes stebėsim. Prabėkim trumpai apie pagrindinius sektorius. Pramonė. Matau, vis tiek yra matytų veidų, kur nekartą buvom susitikę šiais metais, tai tikrai girdėjo daug kartų, kad aš kas kartą stebiuosi pramonės rezultatais ir turim 3. ketvirčio rezultatus ir
bendrai apdirbamoji gamyba beveik +7% lyginant su praeitų metų trečiu ketvirčiu. Tikrai geras rezultatas, esam trejetuke Europoje pagal tokį pramonės augimą. Žiūrint į lūkesčius, kai klausiama, ar įmonės ką galvoja apie savo pramonės užsakymų, kaip vertina savo pramonės turimus užsakymus, kaip vertina darbuotojų skaičių, irgi dinamika lyg rodytų, kad yra teigiama dinamika ir kad bent jau šių metų pabaiga, kitų metų pradžia gal ir nenuvils. Pažiūrėsim, bet vėlgi, tai yra labai trapu, nes eksporto rinkos Vokietija, Prancūzija, na, ten to augimo nėra, ne? Ten yra stagnacija, bet ką girdim irgi, kad na, tie patys vokiečiai, danai, ten, jeigu kažkas užsidaro, bankrutuoja, perkelia gamybą arba duoda užsakymų lietuviams, tai kažkiek iš to mes irgi pasipelnom. Eksportas lygiai tos pačios tendencijos kaip ir pramoniai, matot, kad didžioji dalis prekių, pagrindinių eksportuojamų, jų eksportas yra padidėjęs per metus. Ir kas yra labai irgi smagu, kad turim pagal geografijas, turim arba augimą, matot į Vokietiją +10%, trečią ketvirtį prekių eksportas, Lenkija +10%. Tų šalių, kur būtų labai stipriai sumažėjęs eksportas, beveik nėra. Švedija, mažas minusas, Niderlandai. Tai irgi, na, kas maloniai stebina, bet, žiūrint į artimiausius laikotarpius, galima irgi sakyti, kad, na, mėnesis keli turėtų būti, matyti, irgi neblogai. Transporto sektorius, jeigu 22 metais įtaka buvo labai neigiama ekonomikai, mobilumo paketas, karas Ukrainoje, praeiti metai taip mažas minusas, tai šiais metais turbūt jau stabilus toks pokytis, nei labai prisidėjo prie ekonomikos augimo, nei labai ją mažino. Jeigu žiūrėsim pagal darbuotojų skaičių, taip, darbuotojų skaičius yra šiek tiek sumažėjęs, arba tiksliau vairuotojų skaičius per metus transporto kompanijose, bet jeigu žiūrint apskritai į bendrą paklausos pusę, ne, tas grafikas jūsų kairėje, ten rodo krovinių ir laisvų transporto priemonių santykį, tai kuo skaičius yra aukštesnis, tuo rodo, kad na, yra palankesnė padėtis transportininkams, nes yra daugiau krovinio. Tai matot, reikalai jau yra geresni negu 23 metais. Ir vėlgi dalis vakarų mažesnių transportininkų irgi pasitraukė, kad krovinio galbūt nėra labai padidėję, bet pasiūla yra sumažėjusi ir tas santykis na, yra nebe toks ir prastas. Tai žiūrėsim vėlgi, jeigu eurozona iš tikrųjų kitais metais, kad ir stagnuojančiai, bet kažkiek juda į priekį, tai na, to krovinio neturėtų sumažėti. Statybų sektorius irgi tikrai nustebinęs savo pokyčiais, nes taip tikėjausi, kad inžinerinė statyba augs, bet ne tiek smarkiai, nes turim beveik 25% statybos apimčių augimą, inžinerinė statyba, na, iš esmės infrastruktūra, jeigu paprašiau taip. Gyvenamoji statyba turim minusą. Na, irgi kas buvo tikėta, ir čia kažkokių staigmenų nėra, nes ant rinka, na, būsto rinka smuko, mažiau statybų pradėta. Bet kas yra turbūt vėlgi įdomu dėl kitų metų, ne? Tai pasižiūrėkim, kas tą infrastruktūrinę statybą veda, tai keliai ir geležinkeliai. Na ir energetika, ne? Energetikos investicijų jų tikrai bus, neliečiam. Tai keliams, ką žinom, kad šiais metais beveik €1 milijardas yra išleidžiama. Matot, augimas lyginant su praeitais metais, o praeitais metais buvo augimas lyginant su užpernais, na, koreliuoja su ta visa inžinerinė statyba. Bet ką mes žinom dėl kitų metų, kad kitais metais yra skirta 800 milijonų kol kas biudžete keliams. Tai yra -200 nuo šių metų. Socdemai jau pažadėjo pridėti 100 milijonų, dar plus pažadėjo žvyrkelių atnaujinimo, žvyrkelių asfaltavimo programą paleisti. Tai gal socdemai ir atras tų trūkstamų pinigų kelininkams. Bet netgi jeigu čia būtų minusas, yra potencialo iš geležinkelių pusės, taip, nes Rail Baltica įsibėgėja projektas. Tai vakar, kaip tik mačiau, Lietuvos geležinkeliai skelbia, kad kitais metais į Rail Baltica bus investuojama 250 milijonų eurų. Taip, tai jeigu pernai buvo 68 milijonai, į Rail Baltica šiais metais bus ten turbūt iki 100, kitais metais 250, tai yra 150 on top. Tai kad ir bus kelių finansavimo mažėjimas, bet Rail Balticoje bus
plus 150, tai bendroji sumoji gal mes ir kitais metais, nepaisant to, kad buvo 2 žali stulpeliai labai smarkiai augantis, gal kitais metais to nuosmukio irgi neturėsim. Darbo rinkoje, sakyčiau, viskas kol kas stabiliai, darbuotojų skaičius nebėra augantis, bet nedarbas irgi nėra labai stipriai padidėjęs, matot, per metus tik 2 procentiniais punktais. Aišku, pats nedarbas yra didelis, ne? Kai 8% darbingo amžiaus žmonių yra užimtumo tarnyboje registruoti, tai aišku yra kaip ir nesėkmė šaliai, bet žiūrint iš dinamikos pusės, blogėjimo nėra. Užsieniečių gyvenančių Lietuvoje skaičius šiais metais yra padidėjęs jau nedaug, maždaug 5000. Ir struktūra, aišku, keičiasi, matot, yra sumažėję ukrainiečių, baltarusių, yra padidėję kirgizų, turkmėnų, ten turbūt Indijos tautybės asmenų. Kitais metais atsiranda 40 000 kvota naujiems leidimams gyventi Lietuvoje. Tai irgi panašu, kad to skaičiaus tikėtis augimo turbūt ir neverta. Tai darbuotojų skaičius turim panašų, bet ką turim irgi labai stebinantį dalyką, tai yra darbo užmokesčio augimą, kuris šiemet greičiausiai baigsim taip maždaug su arti 10% vidutinio darbo užmokesčio augimu Lietuvoje. Pasižiūrėjau, pernai metais prognozavau 8,5% augimą. Tai faktas, kad eilinį sykį nuvertinom, kiek gali augti algos Lietuvoje. Ir dažnai būna tas, kad žmonės sako, kad kažkam algos auga, bet ne man, ne? Bet išėmiau iš sodros, tiesiog oficialūs duomenys, kam tos algos per metus labiausiai paaugo. Ir vėlgi augo tiems žmonėms, kurių pajamos nėra tikrai didžiausios ir kur tų žmonių yra daug dirbančių. Čia vėlgi, gerai, pirmiausia yra mokytojai. Taip, mokytojai čia yra atskira kalba, nes jiems yra susitarimais valstybės mastu, kad būtų didinamas finansavimas, bet žiūrėkit, krovikai, virėjai, pardavėjai, suvirintojai, valytojos yra augimas 12-13% per metus. Kai įmonių vadovai plus 7,5, pardavimų vadovai 7,6, buhalteriai 10%. Ne? Tai vis tiek yra didėjimas šalies mastu ir tų žmonių, ypač kurie ir mažiau uždirba. Kodėl yra? Aišku, nes minimali mėnesio alga didėja, šiais metais didėjo 10%, kitais metais visi žinom, kad didės 12,3%, tai šiek tiek sparčiau negu šiais metais. Tai nėra gal rekordinis didėjimas, nes 22-23 augo dar labiau, bet aišku, tai skauda. Taip, tai skauda ypač verslams, kur dirba daugiau tokių asmenų, kur darbuotojai gauna arti minimalios mėnesio algos. Jeigu žiūrėsim šiuos metus, kaip mes atrodom savo regione, tai lyginant su Lenkais, Estais, Slovakais, Čekais, iš darbdavio pusės minimali mėnesio alga vis tiek kainuoja labiau darbdaviui pas mūsų kaimynus, išskyrus Latviją. Bet vėlgi, tas žodis dinamika, žiūrim, jau yra beveik visos šalis patvirtinusios, kiek minimali mėnesio alga augs kitais metais, tai Lietuvoje jinai augs sparčiausiai, plus 12%, Latvijai plus 6, Estai plus 8, Lenkai plus 10, Slovakai 9, Čekai 10. Tai tas pokytis galbūt nėra 12 ar 10, nėra labai didelis, bet po truputį mes judam arčiau vidurio Europos tų skaičių, kiek kainuoja minimalaus darbo užmokesčio asmens vieta. Ne? Tai žiūrėsim, kas bus 2026 metais, taip? Nes tas santykis, kaip matot iš pirmo grafiko, jis kaip ir toks jau darosi aukštesnis negu istoriškai, bet žiūrėsim, ką valdžia pakeis, nes aišku yra formulės, kai nusatoma minimali mėnesio alga, bet faktas, kad irgi, jeigu kitais metais alga augs 8-9%, tai turbūt apie tuos 8-9 galima sakyti, kad tai bus bazinė atrama, kiek 2026 metais valdžia gali kelti MMA. O turint omeny, kad vėlgi yra socdemai, tai yra Ruginienė, gali būti dar kitokių pokyčių. Taip, o kitų metų prognozė yra 8,3% mūsų, tai istorija teigia, kad esam pernelyg konservatyvūs, tai gal turbūt irgi gali būti arčiau 9, nes ta prielaida remiasi tai, kad valstybės sektoriuje auga algos kitame 9%, privačiam šiek tiek žemiau negu 8 ir turim 8,3% padidėjimą.
Mažmeninė prekyba šiais metais auga, 9 mėnesiai turim skaičių, plus 4%, realus augimas eurais yra taip maždaug 5%, ne, tai kažkas panašus, kiek BVP auga, 5-6%. Taip istoriškai prekybininkams turbūt tie 3 metai pripratino, kad apyvartos augo, kaip matote, ten būdavo ir 15%, beveik 17%, tai šiais metais eurais pinigų, aišku, daugėja gerokai mažiau, 5%, o kai MMA auga arba šiaip algos auga 10%, tai automatiškai valgo tavo pelningumą. Tai šitoje vietoje yra tie disbalansai. Kam sekasi kaip, turbūt, ką pabrėžčiau, e-prekyba +8, +9, tai sparčiau negu vidurkis. Matom irgi tą cikliškumą, kad atsigauna telekomunikacijų įrangos, sporto įrangos pirkimai, kas vėlgi, kas labai augo per pandemiją, po pandemijos labai krito. Na ir vėl dabar turim tokį atsigavimą paklausos, turbūt normalu, kad kartais, kaip yra, žmonės kažko užsiperka, 2 metams nereikia, po 2 metų vėl atsinaujina, tai dabar yra tų prekių, kurios smuko 22-23 metais tam tikras atsigavimas. Ką dar pabrėžti, drabužių rinka, taip, drabužių yra pakritimas šiais metais, bet už praeitį buvo geri metai, plus aišku yra konkurencija kiniškų platformų, automobilių prekybos duomenys kaip ir minusas, bet pastarųjų kelių mėnesių duomenys, sakyčiau, teikia viltingai ir manau, kitais metais automobilių prekyba irgi bus čia, turėtų būti pliusas. Kas yra įdomu, kad žiūrėkit, mažmeninė prekyba +5%, eurais, bet žmonių lėšos bankuose yra +10%. Tai žmonės agreguotai, nekalbu apie jūs asmeniškai arba kažkokį žmogų, bet tiesiog sudėjus žmonių pinigus augo labiau negu vartojimas. Tai šitoje vietoje irgi to potencialo tam vartojimui yra kitais metais. Infliacija. Stebėtinai maža infliacija pastaraisiais 2-3 mėnesiais, nežinau, ar čia Seimo rinkimai, nes rugsėjį, spalį Lietuvoje infliacija dar mažėjo, Latvijoje, Estijoje pradėjo didėti. Tai pažiūrėsim, kaip čia lapkritį, gruodį ar neatsimsim su kaupu, bet faktas, manau, kad infliacija viskas. Čia, ką matot, yra dugnas, tie 0,1 eisim į viršų, nes vis tiek kitais metais faktas. Paslaugų kainos jos didės ir didės ne mažiau negu šiais metais, nes MMA didėja 12%, tai atitinkamai vis tiek pat kainas ir kels. Kaip minėjau, nuo kitų metų dizelinas brangsta, benzinas, plus labai brangsta ir tabakas, ir alkoholiniai gėrimai, nes irgi akcizai alkoholiniams gėrimams jie dar labiau auga negu augo šiais metais. Tai pasiruoškit, alkoholis irgi kitais metais brangs stipriai. Tai va, kitais metais galvojam, kad infliacija bus kažkas arti 3%. Tai va, čia turėsim didesnius skaičius. Kreditavimas. Irgi, ką matom, jis yra atsigaunantis, turim beveik 12, iš esmės, jeigu rugsėjį, turim virš 10% augimą paskolų portfelio. Kas yra daugiau negu ekonomikos augimas, ne? Tai istoriškai tie dalykai koreliuodavo, tai sakyčiau, irgi visada kreditavimas daro teigiamą įtaką ekonomikai. Jeigu tai yra investicijos į produktyvų turtą, tai irgi teigiamas ženklas, atsigaunantis finansavimas turėtų padėti ir ekonomikai. Kam labiausiai auga? Turbūt statyba, energetika, transportas labiausiai krenta, nėra kam krenta, ne? Turbūt labiau, kam lėčiau auga, yra prekyba, apdirbamoji gamyba. Na, turbūt, jeigu prekybos apimtis +5%, tai finansavimas panašiai turbūt irgi +4%, tai čia apivartinis. Ir visiškai paskutinė dalis, būstas. Taip, labai trumpai, pastarieji mėnesiai irgi ramina, kad tas gal dugnas sandorių lieka praeity. Birželis, Liepa, rugsėjis turėjom didesnius sandorius negu prieš metus. Spalį jau sandorių skaičius buvo gerokai didesnis negu prieš metus ir didesnis negu 10 metų vidurkis. Ir panašu, kad ir lapkritį, ir gruodį mes turėsim didesnius skaičius negu šiais metais, negu praeitais metais. Tai bendras šiais metais sandorių skaičius, čia kalbu apie registrų centro sandorių skaičius, bus kažkas labai panašaus, kaip prie buvo praėjusiais metais. Ne? Tai sakau, toks yra jausmas, kad normalu, palūkanos pradėjo mažėti ir turim atsigaunančią paklausą. Pirminiai rinko irgi pokyčiai jau yra įvykę. Vidutiniškai šiais metais pirminiai rinkoje iš vystytojų yra nuperkama arba
preliminariom sutartim įsigijam apie 280 butų per mėnesį, kas, matot, yra plus 100 daugiau negu prieš metus ar užpernai. Ir manau, kitais metais bus turbūt 300, gal panašiai, gal ir daugiau, kas, manau, yra visai normalus lygis Vilniui. Ir kas yra labai svarbu, kad būsto kainos, kad irgi jos neįsibėgėtų, nes tai daro teigiamą įtaką įperkamumui. Tai būsto kainos, tai per metus jos yra padidėjusios iki 5%, kaip pavyzdys imu Oberhauso, būtų kainas didžiausiose miestuose, iš esmės nuo 2 iki 5% yra padidėjimas per metus. Turbūt, jeigu klausimėt, kiek kas tikisi kitais metais, kiek augs būstas, turbūt yra standartinis atsakymas yra plus 5%. Kas šį būtų labai faina, nes tada, tai yra augimas, kuris yra lėtesnis negu pajamos. Tai tokie pokyčiai leistų būsto įperkamumui toliau atsigavinėti, nes matot, didėjančios pajamos, mažėjančios palūkanų normos, jos lemia, kad įperkamumas pradėjo didėti. Tai šitoj vietoj irgi pokyčiai, jie rodo, kad kitais metais gali būti sandorių daugiau. Viskas iš manęs, matau, laikas 0:0, tai sakau, papasakojau turbūt tą gražesnę dalį, taip. Ta negražioji dalis yra geopolitinės rizikos, yra Trumpas, yra karas Ukrainoje, kur šitas prielaidas gali labai stipriai pakeisti, taip. Bet kadangi jų įskaičiuoti į bazinį scenarijų kaip ir negali, nes gali būti visko, tai tiesiog siūlau, čia yra mūsų prognozės, kuriomis einam į kitus metus, bet įvyksiantys įvykiai, koreguos ir tas mūsų prognozės. Ačiū Jums. Tadai, labai ačiū už samų pranešimą. Noriu paklausti, ar auditorija turi klausimų. Jeigu nedrįstat mentį, tai išdrįskit žodžiu, atneši mikrofoną paklaust. Bet aš už tą turiu, Tadai. Žinai, koks tradicinis klausimas yra? Išgirdau vieną pasakymą, kad būstai brangs. O visą laiką yra įdomu pasilyginti, ar ne? Vat kaip mes atrodysim su lietuviais, lietuviai, latviai, estai, galbūt ES kontekste, iš būsto kaino kitimo tendencijų. Kokios būtų tavo įžvalgos? Tai jeigu atskaitos taškas yra šiais metais būsto kainos daugelį ES šalių jau nebekrenta. Taip? Nes pernai buvo, kai Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, ten tose rinkose krito. Ne? Tai mes šiais metais tų minusų beveik nebematom niekur. Toj pačioj Vokietijoje kainos pradėjo po truputį lipti viršų, bet vėlgi ten nuo dugno. Ne? Latvijoje, Estijoje, jeigu žiūrim, tai Latvijoje kainos indeksai rodo, kad kainos pakrito. Praeitais metais, šiais metais Estijoje turbūt kažkas panašaus kaip Lietuvoje, tai stagnacija yra tokia. Bet kas yra turbūt panašu visoms šalims, yra, kad sandorių skaičius irgi 3. ketvirtį pradėjo augti. Tai ta tendencija turbūt yra pakankamai bendra, kad nes irgi prisimenu praeitų metų pabaigą ir buvo kalbėjama, kad šiais metais NT sektorių išgelbės mažėjančios palūkanos. Tai palūkanas ECB pradėjo mažinti, prisiminkim, birželio mėnesį. Tai turbūt irgi buvo laukta, kada ne tik lūkesčiai bus dėl mažėjančių, bet ir faktas įvyks. Tai faktas įvyko birželio mėnesį ir turbūt birželį, paskui berods rugsėjį, dabar spalį, su tais faktais ir prasidėjo tų potencialių, kurie buvo pirkėjai, jie pradėjo virsti realiais pirkėjais. Jeigu auditorija leis, paklausiu dar vieną klausimą, nes matau, kad yra ir finansų atstovų, ir vadovų, tai planuojant 25 metus ir žiūrint į pelno nuostolio ataskaitą, pajamos ir sąnaudos. Kas čia labiausiai galėtų būti jautru ir iššūkis, kad galėtų skirtis nuo suplanuoto plano, žvelgiant į kitus metus? Kur čia reiktų atkreipti dėmesį? Iš išlaidų tai energetika turbūt. Dažniausiai yra toks jautriausias ir vėlgi, jeigu esate koks perdirbėjas, gamintojas, tai turbūt akivaizdu, kad gamtinės dujos, kaina, elektros kaina čia yra, kur reikia valdytas rizikas, fiksuojant kainas, nefiksuojant, vėlgi žiūrėti pagal savo portfelį, tai energetika, sakyčiau, su darbo sąnaudom turbūt, vėlgi, tai
yra MMA augimas, kur labai nesuvaldysi, o tą reikia įsiskaičiuoti. Ir su pajamom turbūt irgi reikia atsargiau žiūrėti ten, kur yra pajamos iš eksporto užsakymų, kur yra Vokietija, kur yra šiaurės šalis, nes irgi, priminsiu, prieš metus galvojom, kad Vokietijoje, šiaurės šalyse šiemet bus stipresnis atsigavimas, ne? Bet jo mes kaip ir nesulaukėm. Tai vat, reikia galbūt irgi turėti tą scenarijų, kad gali nebūti ir kitais metais to atsigavimo, kurį aš rodžiau, kalbant apie šiaurės šalis ar eurozoną. Tadai, negaliu paleisti, klausimai bėga. Jei leis išsimokėti, net nespėjau, jei leis išsimokėti antroje pakopai sukauptas lėšas, koks galimas efektas eurais, infliacija, čia skliaustukuose sufleris? Eurais tikrai nepasakysiu, nes tokių skaičiavimų dar nedarėm, nes tam nesiruošiam. Bet turbūt vis tiek, ką darys visi, tai žiūrės į Estijos scenarijų. Taip? Tai žiūrės, kiek Estijoje buvo pinigų išimta, kokia įtaka mažmeniai prekybai, kam. Na, kadangi jau turėjom atvejį, tai turbūt pirmos analizės prasidėtų nuo Estijos atvejo įvardymo, bet visi paminam, kad mažmeninė prekyba, statybinės prekės, tiesiog didieji prekybos tinklai, na, turbūt šitie sektoriai. Tadai, dar du klausimai, gerai. Ar augs parama iš Europos fondų? Gal kažką? Tai vat kiti metai yra tada, kada tos pinigai bus rekordinis dydis, nes priminsiu, RRF pinigai iki 26 metų pabaigos turi būti paskirstyti. Ne, tai turim 2 metus, o dar ten tų nepanaudotų pinigų dabar nebeatsiminsiu kiek, bet jų yra labai daug. Ne? Tai čia irgi naujos valdžios darbas yra, kad tų pinigų neprarasti ir juos paskirstyti. Tai vėlgi gali būti aišku, kad kai lieka kuo mažiau laiko, dega, kai kas dega ir tada gali būti, na, tiesiog pinigai duodami jau bet kam, kad tik imkite ir naudokit. Na ir paskutinis, Tadai, įsivaizduokim, kad elektros kaina yra 0 eurų. Kokį efektą tai turėtų Lietuvos BVP augimui? Turėtų teigiamą, nes, kaip sakyt, jeigu pas mus 0 pasaulyje likusiam. Gerai, jeigu pas mus 0, tai faktas ir Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje visur yra 0, ne, nes mes susijęti esam. Bet konkurencingumas į Vokietiją, į JAV, kitur, tai čia išauga vienareikšmiškai. Bet čia turbūt nėra. Čia valandinis realus scenarijus, metinis 35 metais nebent. Gerai, tai Tadai labai dėkui.